Šiuo metu galiojantis darbo kodeksas smulkiai reguliuoja santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. Už ką galima atleisti darbuotoją, kokio dydžio kompensaciją išmokėti, kiek laiko darbuotojas gali dirbti ir kiek privalo ilsėtis, apribojimai viršvalandžiai, net jei darbuotojas nori jos dirbti. Darbo kodeksas vienodai saugo visus darbuotojus, tiek gaunančius 800, tiek ir 10 000 litų per mėnesį. Tačiau ar taip turi būti? Darbo įstatymai buvo sukurti siekiant apsaugoti silpną darbuotoją nuo galingo darbdavio. Tokios apsaugos labiausiai reikia mažas pajamas gaunantiems žmonėms. Paprastai jie gali būti lengvai pakeičiami, nes daugiau žmonių gali dirbti mažai kvalifikuotus darbus. Dėl mažo atlyginimo jiems sunkiau susitaupyti nedarbingumo laikotarpiui. Jiems gali tekti dirbti neplanuotus viršvalandžius. Tačiau šiandien tos pačios darbo kodekso taisyklės galioja ir didelius atlyginimus gaunantiems darbuotojams. Pavyzdžiui, atleidžiant didesnės įmonės finansų direktorių, jam gali tekti išmokėti 4 mėnesių atlygį, nors jis gaudavo 15 000 litų per mėnesį. Priminsiu, kad ir atleisti jį nebus lengva, nes tokio atleidimo pagrindo kaip blogas darbas darbo kodeksas nenumato. Tada ar tikrai taip turi būti? Juk brangiai apmokamas retas specialistas nėra silpnoji pusė. Jis turi galimybę susitarti dėl didelio atlyginimo, atleidimo sąlygų, darbo valandų. Geras atlyginimas leidžia susitaupyti. Darbdavys jam gali turėti papildomų sąlygų, tokių kaip įspėjimas apie išėjimą iš darbo ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius, nekonkuravimo 1 metus ir panašiai. Todėl siūloma pakeisti darbo kodeksą ir nustatyti, kad darbuotojams, uždirbantiems daugiau nei 5 000 litų per mėnesį atskaičius mokesčius, nebus taikoma darbo kodekso kai kurių straipsnių apsauga. Dėl atleidimo iš darbo pagrindų, dėl įspėjimo apie atleidimo terminą, dėl išeitinės kompensacijos dydžio, dėl darbo laiko, dėl poilsio ir atostogų laiko. Dėl šių sąlygų darbuotojas su darbdaviu susiderės atskirų susitarimu, kurio neribos darbo kodeksas. Šis pakeitimas turės labai svarbių pasekmių ekonomikai. Verslas lengviau steigs brangiai apmokamas darbo vietas, o mažas pajamas gaunančių darbuotojų apsauga nenukentės.